vasaros vėjas paliečia senųjų Lankeliškių bažnyčios sienų akmenis, mes susitinkame čia, vietoje, kuri mena ir prisimena, vietoje, kuri išgyvena, vietoje, kurioje laikas dar ne viską išsinešė. Praėjo 85 metai, pasikeitė kartos, pasikeitė žmonės, pasikeitė pasaulis. Tačiau yra istorijų, kurios neišnyksta. Jos lieka žmonių atmintyje, pasakojimuose, maldoje ir tyloje. Sakoma, kad yra vietų, kuriuose akmenys kalba. Šį vakarą jų pasakojimą pratęs muzika. Prieš 85 metus skaudi Gudavonis istorija prasidėjo būtent čia, Lankeliškių bažnyčioje. Bet šiandien susirinkome ne tam, kad grįžtume skausmo vardan. Mes susirinkime prisiminti, pagerbti ir dar kartą suprasti, kad net ir skaudžios istorijos gali išvysti dienos šviesą. Nes kol prisimename, tol istorija tęsiasi. Ir šį vakarą skambės muzika. Šio vakaro centre Lila Trio. 3 jautrios talentingos atlikėjos, 3 skirtingi muzikos balsai. Tačiau scenoje jos tampa vienu bendru kvėpavimu. Jų muzikoje nėra skubėjimo, nėra pertekliaus, joje daug jautrumo ir daug tikrumo. Nes muzika kartais pasako tai, ko nebegali pasakyti žodžiai. Ir galbūt būtent tokiose vietose tai suprantame stipriausiai, nes ši vieta šiandien nėra tik scena. Tai susitikimas tarp praeities ir dabarties, tarp atminties ir vilties, tarp žmonių, kurie kuria ir žmonių, kurie klauso. Įžangos pabaigai norime padėkoti visiems, kurie padeda, kad ši ypatinga vieta ir jos istorija būtų gyva. Lankeliškių švenčiausios trejybės parapijai, Vilkaviškio rajono savivaldybei, Vilkaviškio kredito unijai, Donatui Kazlauskui, Rasai ir Dainiui Česnavičiams, Jolantai ir Zeniui Olovičiams. Ypatinga padėka Vištyčio muzikos pakrantės bičiuliams, kurie metai iš metų, deklaruodami 1,2% parėmė viešą įstaigą muzikos pakrantė. Jau kelinti metai iš eilės tai yra viena iš didžiausių paramos kartelių. Būtent todėl galima mėgauti čia ir mėgautis tokiais nuostabiais atlikėjais. Didžiulė padėka žmonėms, įstaigoms, organizacijoms, be kurių šis vakaras niekaip negalėtų įvykti. Šeimenos seniūnijai, Klampučių kaimo bendruomeniai ir pati šilčiausia ir didžiausia padėka žmonėms, be kurių ši vieta negalėtų egzistuoti ir atrodyti taip, kaip jinai egzistuoja dabar, kaip atrodo dabar. Tai Daivai ir Laimučiui Rudzevičiams. Tačiau vakarą neskubėkime. Leiskime tylai kalbėti, leiskime senųjų bažnyčios sienų akmenims ir plytomis būti šio vakaro liudininkais. Ir leiskime muzikai pasakyti tai, ko žodžiais nebeįmanoma pasakyti. Tad dabar, lai vakaras Gudavonis atodūsiai prasideda. Mūsų ypatingoje Lankeliškių bažnyčios griuvėsių scenoje Lila Trio. 3 talentingos muzikantės, kurias vienija meilė muzikai, jautrumas ir gebėjimas kurti ypatingą ryšį su klausytoju. Lila Trio narės savo koncertuose sujungia profesionalumą ir nuoširdumą, o jų atliekama muzika leidžia sustoti, įsiklausyti ir bent trumpam pamiršti kasdienį skubėjimą. Tikiu, kad šios vietos istorija ir šių atlikėjų muzika šį vakarą susitiks ypatingų būdų, todėl kviečiu jūs ne tik klausytis, bet ir išgirsti. Su pagarba šiai vietai, su dėkingumu visiems susirinkusiems ir su dideliu džiaugsmu pasitikime Lila Trio. Laurina Labutytė, Liana Benstovienė ir Rūta Raginytė. Pušų viršūnėse rudens naktis sustojo. Man uždengė akis delnais juodais. Ko gąsdini mane, kokie pavojai į mano miestą bundantį ateis. Ko gąsdini mane, kokie pavojai į mano miestą bundantį ateis. Išsaugot reik rudens begarsę tylumą, be bombų švilpesio, kraujuotų pelenų. Ateisiu aš pavasario prisegti prie kiekvienų namų, prie durų kiekvienų. Ateisiu aš pavasario
kiekvienų namų, prie durų kiekvienų. Visiem laikam išsiskirsim netikėtai ir šiuokart visiem laikam. Ar ne žiema, o gal vasara, vieną rytą, o gal vakarą. Tiesą sakant, nieko su demo
Bet mes turim dar vieną labai svarbų svečią. Aš nesuderinau su juo šnektos, nesuderinau su juo kalbos, bet aš labai noriu pakviesti dekaną tarti dar vieną kitą žodį, ateiti į sceną arba bent šalia scenos, nes kaip sakyt, jūs esat šios vietos šeimininkas.
niekur absoliučiai nei vieno lašo nebuvo. O čia, kad sako, tai meluoja. Iš tikrųjų, tai yra nuostabus vakaras, kada mes išgyvename tą momentą, ypatingą momentą mūsų gyvenime. Dievas sako, daugiau tokių nebūtų. Ir kartu šis susirinkimas, susibūrimas šitoje vietoje vėl mums primena, viltis veda mus į priekį. Viltis mums duoda jėgos, šviesos ir šie žodžiai, šios melodijos, kur, kai sakė, muzika mus pakylėja, muzika mus, kaip ir tie jūsų dainos žodžiai, mus ir vienyje, ir jungia. Taigi, tegul ta muzika toliau mus stiprina. Ačiū Jums, kad Jūs radot laiką, galimybę iš šį mūsų kraštą atvykti, pabūti kartu. Ačiū visiems, kurie čia esate, nes ta bendra istorija, tas mūsų bendras gyvenimo kelias tikrai veda mus į džiaugsmą ir nors per skausmą, tačiau mes matom viltį, matome Viešpaties malonę. Taigi, ačiū Jums ir tegul Viešpats stiprina visus Jūs čia esančius ir apipila savo tokius saulės spindulių malonėmis. Sąjungos pirmininką Arvydą Šilinską, nes noriu padėkoti Vilkaviškio krašto ūkininkams. Dėl to, kad tai yra vieni didžiausių Vištyčio muzikos pakrantės rėmėjų. Kai žinau ūkininkai, žodį, kad remia ūkininkai, tai žinokit, ūkininkai moka ne tik duoną augyti, bet moka ir puoselėti. Ir va, kaip turiu mintyje Rudzelčių šeimą, prisimenu labai puikiai gerbiamą amžiną atilsį Kazį ir dabar jo tradicijas tęsia sūnus Laimutis, kai saugoja šitą sakralinę vietą ir ją myli, tai yra labai malonu. Ir todėl šiandien labai noriu visiems padėkoti, kad čia atvykote, bet svarbiausia, aš noriu Laimutį ir Daivą pakviesti ir įteikti tokią simbolinę Vilkaviškio krašto ūkininkų dovanėlę, kur yra pasaga, į kurią sukris turi meilė, tikėjimas ir viltis. Labai ačiū Jums, nes be Jūsų nebūtų atkelti. Ačiū labai. Kągi, mėla publika, Vištyčio muzikos pakrantėje pradėjo savo 8-ąją vasarą, ypatingai jautriai, giliai svečiuose, Alakeliškių bažnyčios griuvėsiuose, prisimenant, įprasminant. Priartėjome prie šio vakaro pabaigos, tačiau muzika, kaip ir atmintis, nesibaigia tą akimirką, kai nustoja skambėti. Ji lieka žmonėse, vietose, širdyse. Šį vakarą Alakeliškių bažnyčios griuvėsiuose mes ne tik klausomės muzikos, bet mes ir prisiminėme. Sustojome ir dar kartą pajutome, kad istorija gyva tol, kol ją nešiojame savyje. Nuoširdžiai noriu padėkoti Lila Trio, Laurinai, Lijanai, Rūtai už jautrumą, už muziką, už tai, kad vakarą kartais buvo pamiršta taip, ko kartais nepasikartoti. Ir ačiū Jums, mėla publika, ačiū, kad buvote čia, šioje ypatingoje vietoje kartu, nes kol susitinkame, kol prisimename, kol skamba muzika, kol gyva ir mūsų istorija. Liepos 4 dieną Vištyčio muzikos pakrantėje grįžta namo prie Vištyčio ežero. Čia ir susitikime. Ramaus ir saugaus vakaro. Tiek labai atsiprašau, dar į sceną pagrindinį šios vietos šeimininkus turim pakviesti Laimutį ir bendruomenės pirmininkę Zitą. Visos Skambučių bendruomenės vardu labai norime padėkoti už šį nuostabų koncertą, nuostabią muziką, tikriausiai palietų kiekvienam širdį. Ir džiaugiamės, kad mūsų krašte skamba tokios gražios muzikos ir ko gero dar ne paskutinį kartą skambės. Labai džiaugiamės visais atvykusiais ir ką labai noriu pasveikinti ir po dovanėlę. Gilija virtuotė.